Kasdienai klojėdavo tamsesnius ar šviesesnius divonus? Ne visi, kas mėgsta, aš tai mėgstu, kad man būtų šviesa. Tai jūs jau šviesesnius klodavo. Aš šviesesus, ir dabar man, kad būtų šviesa, ne tamsu. Uždengs bus tamsu, dabar dar šviesiai pagyvens reikia. O nepasilgstat, dar audzimo, vis tiek dar ir divonų turit ir visą. Pasilgstu, sakau, užtavolę, kad jau jie sveikatos nėra. Jau išminsi pakojų yra. Bet vis tiek dar, o jei, sakykim, tik kas atsirast, paprašyt, kad pamokytumėt, paaiškintumėt, kas. Dar apsimtumėt pamokyti. Apsimtą pamokyti. Pats pasidėtau biškį drobės, paprastų drobį audavau. O ko paskui su toj drobė darydavot? O tai siūdavau paklotės. Anksčiau vyram kelnes apatinės siūdavau. O tai apatinės vyram kelnes ir lininės? Taip, lininės siūdavau. O nuo škūnuose gal dar ir linus ir sėjot, laikėt savo, turėjot, auginot? Savo. Linai savo buvo mamos daryti. Laikėm beskievis, bet nedaug. Paskui nelaikėm. Daugiausia pirkdavom šilkų. O tai iš kur šilkų pirkdavot? Kaune. Važiuodavot Kaunan ar atveždavo? Kaune važiuodavot, jau turėdavau pažįstamų ir jie atneždavo ant turgų ir pirkdavo Kaunan. Iš Kauno siūlai būdavo. Per kiek čia tų divonų nuausdavo? Žiūrint, kabausi. Kas greitai audavo, mano pavyzdžiui, brolienė, tai jinai greitai, į 2 dienos ir divonas. Bet ir vakarais ausdavo, ilgai sėdėdavo. O jūs pats, tevam maždaug? Tai aš maždaug su gyvuliais pakol apsitvarkai, tai kiek tai pausdė. Tu ketvirtį išaudė, daugiau kartais. Žiūrint, kaip dirbsi, visur, kur kaip dirbsi, taip yra. Taip, nuo spartos. Taip. Jei trajime keliai, kai drobelį audiau, užstojant ketvirtų dar andelanė, užstojant ketvirtų dar andelanė. Tai va. Taip ir gavos muminūnaikų. Lakiojom po miškus, ir atvažiavom Varėnon, bet čia girdėjom, ku gyvena labai gera audėja, čia mum jų labai išgyrė, ir atvažiavom in svečius. Tai dar jau, teta, pasakykit savo vardų pavardį ir mergaucinį pavardį. Antanina Tranienė, Frančiakaitė. O kelintų gimimų? 45 balandžio 19. O, tai pats į pavasarį. Tai. O kur gimėt? Varėnoj. Varėnon? O gyvenot paskui? Nuškūnų kaime. O dabar vėl Varėnon gyvenu. O seniai jau sugrįžot Varėnon? Jau seniai. Tai gal po Veseilios ir apsigyvenot Varėnon? Ne, kaiman gyvenau, paskui jau įsiskyriusi ir su antru gyvenau Varėnone. O dar jei aplink tuos visus audzimus, tai kada jūs pradėjot austi? Tai dar būdama ir vaikas, kai mama išeina, tai jau aš ausdavau, bet paprastų drobį. O jau paskui jau abrūsus 8-nycinius. Ausdavau kitą, kol to ateisdavau uždėję, tai aš audziu. Labai norėjau. O dabar divonus tai audiu, kaip jau už Lietuvos. O gal pamėcinat, kada baigėt austi prieš kiek metų? Tai jau nemažai metų. Dar už Lietuvos dar audiau. Bet buvau kaimen ir tada dar ausdavau. Šitie visi nauji aušta kaimen. O tai jau Varėnonką atvažiavot, jau neaudėt Varėnon, tik Nuškūnuose, ką buvot? Tik Nuškūnuose, taip. Jau nieko neaudiau. O kai pradėjot austi, jau mokytis, tai jau buvot vis tiek jau mokyklų buvot? Jau. Ir verbdavau, ir ausdavau. Tiek jau daug neverbdavau. Kai mama išeina, man neduoda. Kaip išeina, tai aš sėdu arba audžiu, arba verpiu. O paskui nebūdavo bėdos, kad mama grįždavo? Būdavo, rėkdavo. Aš labai norėjau austi, dabar dar auštaulę, kad jau neišminsiu pakojų, jau viskas. O taip pirmiausia drobės ir pradėjo, tai jau nuo drobių mokytis, kad pirmą maudė. O kur labiausiai mylėjo tausia, tik kokius ar divonus, ar abrusus? Divonai man buvo smagiausia austi. O kol? Nežinau, koliai. O rankšluostį tai greičiau austi negu divonai. Tai siauriau? Siauriau. Ale divonas, daugiausiai divonas audė. O daug audėt į kokios, ar drobės, ar kokios medžiagos rūbam, ar jau ciktai? Ne, tokios tai neausdavau. Drobės, paprastų drobį ausdavau. O ko paskui su toj drobė darydavot? O tai siūdavau paklotės. Anksčiau vyram kelnes apatinės siūdavau. O tai apatinės vyram kelnes ir lininės? Taip, lininės siūdavau. O Nuškūnuose gal dar ir linus ir sėjot, laikėt savo, turėjot, auginot? Savo.
Linai savo buvo mamos daryti. O kanapes sėjot ar ne? Pas tėvus mama ir verpdavo, ir balindavo tuos linus. O ką balydavo tas drobės? Balindavo pelanuose. Užverda pelanų, deda medžiagų ir jos balsta. Siūlus tuos visus deda. Ai, bet medžiagų ar jau tik tais pačiu siūlu? Ir medžiagų dėdavo. Ir medžiagų ir siūlo? Ir siūlų, taip. Medžiagų dėdavo ir paskiau neždavo laukan ant pievų, išklodavo, kad jinai išdžiūtų ir balsta. Vandenį pamerkė, ištraukė iš vandenį ir pakloja. Išties ant pievų ir įdžiūsta. Ir kam nubalsta, tada jau suvinioja retulukan. Ir padeda. Ir tada siūna kuparan ir siūna. O tai gal jūs pati ir siuvot? Tai paklotės, tai siūdavau pati. Ir divonas siūdavau pati, kaip įsiaudžiu. O avis laikėt dėl siūlų, kirpot vilnas ar? Laikiau, bet trumpai. Jau aš vieną jau gyvenau, ne vieną, bet jau buvau šeima, tai laikėm beskievis. Bet nedaug. Paskui nelaikėm. Daugiausia pirkdavom šilkų. O tai iš kur šilkų pirkdavot? Kaune. Važiuodavot Kaunan ar atveždavot? Kaune važiuodavau, tai jau turėdavau pažįstamų ir jie atneždavo ant turgų ir pirkdavau Kaunan. Iš Kauno siūlai būdavo. Ir buvo velnų ir visą irgi iš Kauno? Viską taip, viską iš tenai. O niekas net, kaip seniau sakydavo, nešpekuliuodavo, nieko tai netveždavo į noškūnų siūlų? Atveždavo, buvo, bet brangiau. Na, ne vis tiek dar ką paudėt, buvo su kuo smagiau aus, ar tai su linu labai patiko, ar tai su kokiu vilnu ataus, ar su šilkais labiausia? Geriausia su linais geriausiausia. Šilkas tais tokias, nelygiai jausdavos, pakol susukė tų šilkų, tada jaudė, kad būtų lygus siūlas. O tai šilkus vis tiek jos reikėdavo ir susistoris, bet taigi labai plonu. Per ratelį kelias siūlus sudedi, 5-4, žiūrint pagal storumų, kokio nori. Siūlo storumų, tada per ratelį susakė ir ant matkus tokius padarai ir tada iš tų matkų virbalus sakė ir šitais virbalais audžia. O gal pomėcinat, jūs jaunystėn, vaikystėn, jūs ką pradėjo taus, ar buvo daug kas kaiman ausdavo? Ausdavo, beveik kiekvieną ausdavo, daug, labai. O buvo tik kokių noškūnuose, jau tų, kaip sako, audėjų, kad jau pačios ir susveria, ir planelius pasdaro ir visą. O kas tokios, gali pomėcinat? Tai mano brolio žmona būdavo, tokia aštuonienė Antanina būdavo, tai tas susverdavo. Į kasalinį tokia būdavo Vladė, tai tos jau jos susverdavo pačios. Jūs brolio žmonos kokia pavardė ar vardas? Frančiakienė, Ona, nėra jau jos nieko, nėra nei brolio, nei jos nieko nėra. Dukra dar viena yra ir viskas. Bet vis tiek kovą aš metų praudytų, tai, o kam reikėjo tada kaiman šitie ką sausti? Tai medžiagos buvo brangios, nebuvo ožkų pirkti. Bet kad tos, tai medžiagos, tai rūbam, o siūlų kilogramų nupirksi, tai pigiau išeina, tada divonos padarysi, išausi. Ir arba paklotės daugiau padarai, tai paklotės tai žlinų ausdavau iš šilkų, ne tik divonas iš šilkų ausdavau. Bet jau paskui, kaip neuginot linų, tai linų pirko, tai iš fabrikų? Taip, šilkų tada pirkdavom šilkų, jau kaip linų neuginam. Tai čia vien tik, kad nebuvo kur nuspirkti. Tai piraudėt. Bet vis tiek kvata turėjo būti. Taip, tai noras labai buvo. Aš ir dabar norėtau austi, kad sveikatos nėra. O kokiu raštu mėgdavot labiausiai auskų ausdavot? Na tai jau keturnytukas greičiausiai aus. O tie ant dviejnyčių, kur jau gilytis viskas daros, tai sunkiau. Reikia parengti, reikia dviem ausių. Čia keturnytukų ausdė vienas. Aštuonianycinis, pavyzdžiui, rankšluostis, vienas ausdė. O jūs pati iš planelių ir susverdavot, ar kas pamačydavo? Ne, padėdavau. Vieną nepadarysi, reikia dviem, jau versis reikia dviem. Ir vieną padarysi, gali susvers, bet sunku. Vienai. Atsiskaičiuos, reikia po 3 siūlus ir veriai į nycis, į skėtų. O kas jums pamačydavo, su kuom būdavot? Kaiminkos. Kaiminkos? Kaiminkos. Na, tuoj čia su galais rovas ir žmonių noškūnuose buvo? Taip, o dabar nieko nėra. O su kokiu spalvu, ar buvo tik kokia spalva, su katru jau labiausiai mėgiamiausia jūs būdavo? Man tai žalia. O, pavyzdžiui, dar būna tie visokie divonai,
Net jūs visokių spalvų pridėtat. Kaip jūs tas spalvas suderydavot? Nu, tai vat maždaug sudedi siūlų arba divanų, užšauni vienu, kaip sakom, siūlų ir kitų ir matai, tada paskui gražiai atgali, išėmė atgali. Matai, ar tinka, netinka. Ir taip darydavau. O nedarydavos, kad nu vas, sakykime, pauzėt biškį vienu spalvu, biškį kitur, tada kokių tik kaimynkų ar draugaitį paskviecėt, nu jau pastartą, ar čia gražiai, ar nelabai, kad turai spalvu labiau apsimokėtaus. Nu jau pradėjai, jeigu daug, tai paskui net. Net keisi jau? Net keisi. Jau ausdavai. Nu, vat per kiek čėsų tų divonų nuausdavot? Žiūrint, kabausi, kas greitai. Audavo mano, pavyzdžiui, brolienė, tai jinai greitai, į 2 dienos ir divonas. Ne, bet ir vakarais ausdavo, ilgai sėdėdavo. O jūs pats, nu, tevam maždaug? Nu, tai aš maždaug su gyvuliais pakol apsitvarkai, tai kiek tai pausdė. Tu 4 išaudė, daugiau kartais. Nu, žiūrint, kaip dirbsi, visur, kur kaip dirbsi, taip yra. Nu, taip, nuo spartus. Taip. O kada pradėdavo tavosi, kada jau stovus insineždavot pirkion? Jau kaip šala, kad visi daržai nuimta būna, viskas sutvarkyta, tada jau gyvuliai tvarta, ir tada sėdi ir audžia jau. O jau kada reikėdavo baigti, kad sarmatos nebūtų? Tai kad aš sugebi? O nebūdavo taip, kad jis sakydavo, kad va, iki Velykai reikia pabaigti, bet jau paskui bus sarmata, jau stovai bus per vasarų pirkion. Taip, Velykom jau reikia ruošti, švarintis, tada iki Velykų stengiasi, kad baigus. O jei nebaigė, tai kas tada? Nu stovi, tada vasarą. Ale kad vasarų gal jau nelabai ir prisėsit į ausį. Ne, jau vasarą tai jau ir stovi. Ale jau kam nori, tada ir vasarų dar randė laiko ir kiek radai, tiek ausdavau. O iš kur imdavo tuos visus planelius, tai raštus visokius? Darydavau iš divonų. Patys ir darydavau? Aš tai nedarydavau, bet darydavau. Padarydavau man. Dabar rankšluostį pasidėjai ir matai, kiek ir skaičiuoji ir darai planelį. Bet jau būdavo nuškūnuose tokių, kur, tai sakykime, atneši, paprašai ir tai tau išrašo visą. Būdavo. Brolio mano žmona jį darydavo, padarydavo. O nežinau, pažiūrėjau, kaip, sakykime, jau tiesa raštų padaro ir nori ar savo dadėdavo tik kokia audėja, ar jau tip-top tepka buvo, tep ir išrašo. Tepka buvo. O nestaikė girdės, vis tiek dar jau, sakykime, nuškūnai, tai jau kaip ir ingrumtus daugiau. O nebūdavo, kad jis, sakykime, tik kokie raštai kitokie, kad čia jau tik tais grumtai audžia su tokiais raštais, o tie jau šilų mergos jau tik kitokius raštus, ar tik... Tada kitus metodus apmesdinėjai, darai kitus divonus ir kitur aštraudžia. O iš tų pačių tai jau ne, kokį sėdėjai, tokie jausi. O mesdavo ten ant ko? Tokios buvo padaryta, ką vadydavo lapis, sukalta kuoliukai ir vaikštai, arba vadydavo snuikus, tokios buvo, tai stovi ir sukė ant tų kuoliukų. Ir siūlų vis dėdė, tai viršai, tai apačioj. O tai tas lapes jau kožna viena savo turėjo, ar būdavo tokios, kai talkos vakarais? Ne visus turėjau, aš tai turėjau. Ateidavo vieną pas kitų. O kiek jau čėso tas mesimas ant tų lapių būdavo, kiek tai pusė dienos, vakarų? Žiūrint kelias divonus audžia, ką vadydavo sieną, tai viena, kiek plautis, 2 metrai, lovos tai tiek. Tokios ir mesdavai, 4 mėnų. O jūs po kiek daugiausia mesdavot sienų? Nu, dažniausia. Po 8, po 6, daug ne, kad va greičiau išaudos. Ir tada jau kitų dėdė. Jau tas atsibodo, tada jau in kitų raštų. Na, bet vis tiek tai jau per žiem vienų pastovų. Oi, per žiem tai daugiau dar. Daugiau? Dar daugiau gali. Sakau, žiūrint, kuris kaip dirbsi. Visur kaip dirbsi, taip turėsi. O jūs kiek per žiem pastovų išausdavot? Po vieno, po 2? Po vieno, aš daugiau nedavau. Su gyvuliai buvau, kur. Gyvuliai, vaikai, tai kur dėtydė. Ne. Nu, vis tiek dar, o jau pavyzdžiui, kasdieną įklojėdavo tamsesnius ar šviesesnius divonus? Ne visi, kas mėgsta, aš tai mėgstu, kad man būtų šviesa. Tai jūs jau šviesesnius klodavo? Aš šviesesnius ir dabar man, kad būtų šviesa, ne tamsu. Uždengs bus tamsu, dabar dar šviesiai pagyvens reikia. Nu, vis tiek seniau tos jau audėjos, kurios senesnės, tai labai, kaip katros mėgdavo įsiausinu jau savo pagrabu. Kad būtų ir atsideda, kur šiaip audėt irgi, ar neaudėt pagrabu? Aš ne. Aš nesruošiau už anksto. Tai va, taip ausdavau. O kaip sakėt, kad, siūlus, kaip kadu dažydavot, ar jau pirkdavo tuos spalvotus, o tai dažydavot su kuom? Su dažais. Bet jau su fabrikiniais pirkdavo dažus? Pirkdavom dažus ir dažydavom.
O jūs su kokiom žievėjom, žolėm, ne šitoj Dažydavau, nu kas dar, kam patinka kokios spalvos, kas norėdavo. Bet jos blunka, išplaus negali, kaip šviesus, dar tamsus, tai nieko. O jeigu plausi, jis nubluks. Tai žiūrint, kuris, kad nebluktų. O pravda šitiem maišam nestaikiausia medžiagos maišam? Audė, mano mama audė, dabar yra kažkur tai kaime maišai. Bet tai jau iš kokių pakolų ar iš kokių kanapių, jau ne iš linų? Taip, iš jau tų iš menkesnių. O už linų ausdavo divonas, paklotės. O turėjot kokį raštų, kur jum jau labai patiko? Na tai parinktinukai, ką vadina, tai geriausia pasiko, bet į gilyti gražių būdavo. O tai kokius gyvūnėlius ausdavo, tai ką būdavo? Paukščiukai tokie, nu kas norėjo, kokie skonis kieno būdavo. Ausdavo visokių, priausdavo. Ir kas nesingėjo, tai nieko nedarė. O nepasilgstat, dar audzimo, vis tiek dar ir divonų turit ir visą. Pasilgstu, sakau, užtavolę, kad jau jie sveikatos nėra. Jau išminsi pakojų yra. Bet vis tiek dar, o jei, sakykim, tikas, atsirast, paprašyt, kad pamokytumėt, paaiškintumėt, kaip kas. Dar apsimtumėt pamokyti. Apsimtą pamokyti. Pats pasidėtau biškį. O nestaikė, kol nuo škūnuose kabot, kad paudėt, kad ateiti kokia mergina ir sakyt, va, teta, išmokykit, aš irgi noriu. Ne, niekas. Nestaikė. Ne. Senus tik buvo audėjus, tai tos, o daugiau niekas. Jauniem nereikia, o kam. Yra gatavo dabar priaušta viskas. Ale vis tiek dar vagis smagu turėt kūnuose savo rankom darytą. Aušti labai smagu. Sakau, aš dabar auštau, labai smagu aušti. O nebūdavo taip, kad, pavyzdžiui, ateina kas ir sako, oi va, to jana buvo tą, jūs apdabojo, tai man dar siūlai trukinėja, akių pabojo. Nebūdavo šitą? Ne, kokius storės siūlų kabausi, taip turėsit, kaip žiūrėsi. O dar vis tiek, tuos, pavyzdžiui, divonus ar tie brūsus, kaip išsiaudėt, dovanodavos kam, ar tik tai va sau? Dovanodavau. O kokiu progu dovanodavot? Nu, taip, kaip mane buvo atvažiavusi pusės iš Sibiro, tai aš dievaną dovanojau savo austą. Tai būna progų, tai gimtadieniai, tai vardadieniai, tai anksčiau. Tai rankšluostis vestuvės būdavo, tai rankšluostisgi pabroliam dovanodavau. Jūs jau savo veselį jau buvot prisaudus abrūsų? Turėjau, taip, tai savo. O tai kiek abrūsų jau veselį išdovanojot? Mano veselius nebuvo, tik vakarienį. Nu, bet tai vis tiek, jeigu tai reikėjo padovanoti? Tai reikėjo, taip, padovanoti, net neatsimenu jau dabar, jau daug metų. O dar va, jei kam, sakykim, kas norėt, dar dovanotumėte, ar jau savo paslaikytumėte tik atminčiai? Dar dovanotų, jei galėtų. Tegu mano atmintį turėtų. O kaip laikėte vis tai vilnonius siūlus tik suverbdavot ir ausdavot su nedažytu ar dažydavau. O patys ir dažydavo, ar tai jau kam veždavo, kad kas kur jau geriau apdažyt? Ne, patys. O dar kaip sakėt, kad kaimam buvo daug audėjų, kai jau tik katros audė? Dažydavo daugiausia, kas ir daugiau avių laikė, tai dažys. O kas ne, tai iš gamyklinį išpirkdavo. Bet pirkdavo daugiausia iš kur? Iš Kauno. Iš Kauno vis tiek Buvo viskas gamykla tenai Kauno ir štinai pirkdavo. Ir šilkai, ir Vilna visą. Daugiausiai šilkų buvo. Vilnų tai daugiausia savo jau darydavau. Avis kirpdavau, verpdavau ir darydavau. O jei turi linų, tai linus paprastai suverpė dabar linų ir jų nedažydavau, bet jau tokie ir būdavo kokie. Natūralūs, na. O nebūdavo, kad kaimankas atvažiuodavo ir pirkdavo tik kokius abrūsus, staltieses, divonus? Daugiausia abrūsų tai nežinau, bet divonų tai pirkdavau. O jums nestaikė parduoti? Ne, aš tik savo. O iš kaimo niekas, sakykim, pažiūrėti, jau katra neaudžia, o jau tai duktė ženinas ir tai jau labai reikia, tai neužsakydavo pas kokias audėjas, pas savi kaimantį, kad išaust ar kad nežinau, šito tai nežinau. Daugiausia savo jos ausdavo, kiekviena, kiek galėdavo, kiek ir kiekviena ausdavo, kiek sugebėdavo. O dar kad vis tiek jau kaimuose ir tų žmonių mažiau, ir tų audėjų jau mažiau, bet dar vis tiek, kad mislina, dar yra kas audžia, ar jau susunkus? Kad ne, jau kam nuškūnuose tikrai, kad negirdėjau dar, kad nieko. O vis tiek dar, kur ir miestuose jau po biškį atsirasdinėja tų jaunesnių žmonių, kad jie mokina saus ir visą taip jau kaip ir seniau visokius divonus, abrūsus. O tai va tokiem žmonėm ko palinkėtumėt? Kada užtų daugiau savo darbų nepirktų siūlų, bet dirbtų savo ir savo turėtų ir siūlų visko, kad ir linus sėtų, geras siūlas, sveikas. Ale vis tiek, linus sėtais šitsekas darbelių. Darbo daug, net labai daug. O tai vis tiek, tai dar savo pasėsi, savo išsiausi,
Tai kol va tas va, savo tas išaustas darbas ir brangesnis nei nusipirktas. Taigi, gali nusipirkti bet kokio tik nori. Tai gali, bet jau čia be jokių chemikalų, švarus, Jau sveikiau bus. sveikiau. Tai va, gerbiami, mylimi audėjai, auskim, sėkim ir gyvensim ilgai ir sveikai. Gėlalais, rūtelais, lankėmės jumi žamai ir dėkavojam labai už tai, kad padabojot šitų mūsų filmų. Jei norit patys pirmi pamatys mūsų visus naujus filmus, katruos dar išlaisim, tai jau nepamirškit užsiprenumeruot YouTube kanalų Pareidzimai. Ir tik nepamirškit sekt Pareidzimų Instagram'an ir Facebook'an. Mes tik keliam visas savo naujienas. Ir fotografijas, ir aplink filmus, ir kų jau nudirbom, ir kų prisdirbom, ir tų, kų dar ruošiamės daryti. Jūs parama mūsų darbam labai reikalinga. Tai norim padėkavot kožnam, katrie jau prisidėjo ir labai kviečiam visus, katrie džiaugias mūsų filmais ir visais kitais darbais parems mūsų veiklas. Kaip nesunkiai šitą sekas padaryti, rasit informacijų žemiau.